šiandien visa mūsų pirma kuopa priėmėm priesaiką Lietuvai. Iš tiesų, manau, tai turėtų būti jaudinantis dalykas visiems, kurie į tuos žodžius gilinasi, kai prisiekia, nes tai yra labai svarbu žodžiai ir Lietuvai, manau, ir mums patiems. Jeigu esi pasiryžęs ginti Lietuvą ir savo šeimą, draugus, tai labai svarbus momentas tavo gyvenime yra. Man yra tai šviežia, nes aš niekaip nebuvau susijęs su kariuomenė, bet senai norėjau vis tiek kažkaip savo gyvenimą sieti su tuom. Iš tiesų, nes esam viena komanda, tarpusavy būriai labai vienas kitiem padeda, vaikinai užstoja, jeigu reikia nuo kitų, tai iš tiesų atmosfera labai gera yra. Taip, jeigu sportuoji, darai atsispaudimus, tai spaus, ta prasme tikrai neleidžia, kad tenais, jau gali nedaryti, nuspaudi ir viskas iki galo, kiek gali. Ir esu pati iš Zarasų, niekaip nei su šauliais nesu susijus, su niekuom. Mane paskatino labiau aktyvi veikla kaip sportas, nes prieš tai lankiau rankinį. Man labai patinka aktyvios veiklos, sportas, man patinka vadovauti, tai aš manau, tai mane labai pastumėjo. Aš manau, neprarasti drąsos ir ryžto toliau žengti ir visada spausti save iki galo, kol iki tikrai negaliu. Tam, nes visada reikia iš savęs maksimumo, manau, kad vėliau būtų lengviau kelyje.